mokytojų dedami kažkokie nežmoniškai ir nesuvokiamai dideli reikalavimai. Visgi pamatas vaikystėje tai yra tėvų augimas. Jūs iškart atmetat, kad jisai turi disleksiją ir ten atsiveria Pandoros skrynios. Aš manau, kad nei buvo gabė, nei kažkokia kvaila. Tiesiog ten buvo toks nesveikas kiekis darbo įdėta. Tradicinį klausimą, tai kur aš panaudosiu tą matematiką? Jeigu tau kyla toks klausimas, tai tave labai blogai mokė matematikos. Sveika, Goda. Labas, Viktorija, labas. Pristatysiu tave kaip Goda Paskal, įmonės, kuris siūlo tėveliams paslaugas logopedo, korepetitorių, kad galėtum pagelbėti vaikams jų mokslo kelyje ir siekti geresnių rezultatų su pasitikėjimu ir su geresnė emocinė savijauta, aš taip sakyčiau. Nes kai tu pasitikė savim, yra pagalba, tai iš karto yra daugiau motyvacijos ir emocinė būklė yra visai kitokia. Ir rezultatai iš karto kitokie. Šiandieną mes galbūt taip aptarsim tokiais tiesiog konkrečiais klausimais. Manau, kad labai aktualius klausimus. Ir man labai smagu, kad tie klausimai iš tiesų kils ne tik iš teorijos, bet ir iš tavo praktikos, kuri viršė 13 metų ir per tave praėjo labai daug šeimų. Jo. Tu dirbi su daug vaikų ir iš pirmų lūpų gali matyti, kas yra aktualu, kokios problemos buvo išspręstos, dėl kokių problemų tėvai kreipiasi. Jo, ką jie patiria. Taip, kuriuose vietose labiausiai vaikams reikia pagalbos ir kokios yra būtent tokios šaknės priežastis ir poreikis, dėl ko tas poreikis atsiranda. Tai galbūt mūsų tema galėtų kažkaip, aš manau, vadintis taip, kiek svarbu yra individualizuotas požiūris į vaiką, padedant jam mokslo kelyje. Jo. Individualiai ir ne tik žiūri individualiai į tą tokią teorinę dalį, tai yra dalykinė, ten tarkim matematika, ar ten lietuvių, ar ten anglų kalba, bet tu žiūri ir į asmeninės savybės, kurios arba padeda tam, arba trukdo, arba tiesiog reikia mokėti prie jų prisitaikyti. Ir tada tu gali labiausiai padėti tam vaikui, nes ir yra, kad dalis tų problemų sunkiai išsisprendžia, ten tarkim blogai sekasi su mokslais, o pradedi gilintis ir išsiaiškini, kad kažkokias turi savybės, apie kurias nežino arba kurias neįgia. Žinai, tai gerai, tai jis normalus. O ką reiškia normalus? Mes visi su savom savybėm. Tai ar tu jau turi būti invalido vežimėlį, kad jau tave pripažintų, kad tu invalidas ir galų gale kas iš to, kad tarkim, jeigu tu turi kažkokią savybę ir tu dabar, žinai, arba ją neigsi, arba kaip tik, žinai, užsidarysi save, kad, tai reiškia, aš kvailas. Ir viskas, ir taškas. Ateina vaikas ir diagnozė. Aš sako, aš kvailas. Tai man visi sako, aš kvailas. O tai kodėl tu kvailas? Tai matai, aš nepadarau, matai, blogi pažymiai. Ir pradeda aiškins ir tada pradeda lysti, žinai, visokie, kur, tai tu visai tiesiog kitaip mąstai, tu kitaip darai, pas ta kita situacija ten. Vaikas ateina, tėvai kreipiasi į tave ir paskui, kad tu susitinki su vaiku, ar ne, tu šiek tiek klausinėjai jį asmeniškai apie situaciją. Priklauso nuo kokio amžiaus, žinai. Dauguma vaikų, aišku, ateina ten 3-4 klasėje, nes tradiciškai aš ir pradėjau dirbti nuo to, kad aš pradėjau ruošti vaikus stojimams į jėzuitus 5 klasę. Pati aš irgi mokiausi jėzuituose kažkada seniai, irgi per ten kažkokį stebuklą įstojau ir paskui sesę savo mokinau ir paskui taip gavosi, kad tuos mokindavau vaikus ir aš be mokindavimo pradėjau pastebėti, kad pas mane kažkaip būtent tam tikrų savybių vaikai ateina, aš galvoju, kas čia yra. Ir dažniausiai, pavyzdžiui, papildomų mokytojų pagalbos reikia vaikam, kurie tiesiog turi įvairių papildomų savybių. Tai nėra, kad jie yra kvailesni ar labiau protingesni, jie tiesiog turi kažkokią savybę. Ir dažniausiai jie apie tas savybės nežino, tada nežino, kaip prieiti prie tų savybių, kaip, žinai, galvot, kad tau pavyktų, kaip elgtis, kaip, pavyzdžiui, prieiti prie uždavinio, kad tu susikoncentruotum, ar ne, ten. Ir kadangi to jie nežino, tai tada jie važiuoja ten tokiu, žinai, kaip aš sakau, įprastų kelių tokiu, kur, visiems žinomų, ir tas kelias jiems neveikia, nes nėra universalių žmonių, nėra universalus būdų. Universalus būdas realiai netinka niekam, tinka 5 žmonėms. Tai va, ir tada per tuos mokymus aš pradėjau labai daug dalykų pastebėti, gilintis labiau tą psichologiją, žinai, kur tu žiūri, kad tiek vaiko asmenės savybės, tiek vaiko dar jaunesnių metų traumos, galbūt kažkokios, kurios būna dar labai nedidukės, tiek tėvų įtaka ir visas tas toks kokteilis susideda ir tas visas kokteilis, jeigu tu jį supranti, tai tu labai gali greitam vaikui padėti.
ten 2, 3, 4 pamokas pradėdavau ir tėvai sakydavo, mes nesuprantam, ką jūs darot su to vaiku. Aš galvoju, nieko tokio ypatingo, ką žinau, tą patį, ką ir visi tikriausiai mokytojai pasirodo, ne. Pasirodo, aš ne tą patį darau, aš pastebiu tuos skirtumus. Nes mano tikslas, kai aš susisiekiau Guoda su tavimi, parašiau tą, man atrodo, rugpjūčio pradžioje dar ir labai norėjau, kadangi pati auginu 3 vaikus, tokių praktinių patarimų iš kompetitingų asmens, kad galėtume padėti šiaip tėvams spręsti tam tikrus klausimus, kurie jiems ateina visą galvą. Dėl mokyklos pasirinkimo, dėl to, kiek įdirbio patys turi atiduoti, įnešti į vaikų mokyklinį gyvenimą. Įvairius kylančius klausimus apie patyčias, kurios gali kilti klasėje ir kyla šiuo metu. Įvairiausiai. Tai klausimų tikrai yra daug, bet galbūt pradėsiu nuo to, kaip reikėtų tėvams ruošti į 1 klasę vaikus. Tiek emociškai, tiek, kaip sakei, būtinai turėti omenyje, kad turi ateiti ir skaityti, ir mokėti skaityti, tos pagrindus turi turėti. Tai... Jo, tai čia iš tokių praktinių, tai visiškai skaitimas ir skaitimas turėtų būti, kaip aš sakau, 90% to, kaip skaito suaugęs. Tai bent jau, arba daugiau. Tai tarkim, mano asmeniškai skaitimas nuo tada, kai aš nuėjau 1 klasę, iki dabar greitis yra nepakitęs. Kodėl? Nes aš jau laisvai, pilnai sakiniais greitai skaičiau rugsėjo 1 dieną 1 klasę. Kaip pavyzdys. Pilnai skaityti. Taip, pilnai. Taip, tai čia pilnai. Nes kiti sako, tai moka tas vaikas skaityti. Ne. Jeigu jisai skaito ten mama, nešė, tai čia nemoka skaityti. Moka skaityti, mama nešė mano kuprinę. Va čia vaikas moka skaityti. Taip turi išėti 1 klasę? Taip, taip turi išėti 1 klasę. Pasitikinti savim, kad judėtų toliau. Ir šiaip yra fiziškai neįmanoma. Mokytoja, tarkim, mokykloje, ant mokytojų dedami kažkokie nežmoniškai ir nesuvokiamai dideli reikalavimai, kur tu negali fiziškai, pavyzdžiui, 24 vaikų klasėje, kaip tu gali, tarkim, dėl to skaitimas yra sunku, kaip tu gali tam vaikui skirti dėmesį. 24 vaikų klasėje, kaip tu gali individualiai prisitaikyti prie kiekvieno vaiko. Šitas lėtesnis, šitas greitesnis, šitas trakaliukas, šitas... Kaip? Tai yra neįmanoma. Tai reiškia, jeigu tu tam vaikui nepadėjai kažkokio tai pagrindo, tai jis pradeda plaukioti. Tiesiog, važiuoja. Tada, pavyzdžiui, aišku, labai turi būti šiaip, daug papasakoti. Yra kai kurie tėvai, kurie mažai kalba tiesiog su vaikais, mažai jiem pasako. Ir tiesiog, tu turi paruošti, kad žiūrėk, dabar reiks eiti, čia bus vaikai, čia reiks klausyti, čia bus mokytoja, čia bus, dabar mes teisim ryte, nes jie yra pripratę prie visai kitų ritmų, tiesiog kalbėti su vaikais. Tai tie, kas kalba, yra gerai ir jie tą tikriausiai daro ir net nesuprantam, tai natūralu. O kitiem pasakai, akis užpučia ir sako, tai kaip, čia suprantama, aš sakau, jums suprantama, jūs viską suprantat, o jis tai ne, ar jinai. Kaip padėti vaikui, kuris atėjo jau į mokyklą ir visgi tėvai nepadarė to pirmo įdirbio, nepaklojo pagrindo, kaip sakai, tada mes žinoma, korepetitoriai galėtų būti, bet ne per vėlų dar yra, ar ne, nustatyti tokį, kad reiškia rezultatų tikriausiai jau gerų nebus, nėra per vėlų imtis veiksmų. Su kiekvienais metais prastėja, tai prasme, kuo daugiau laiko užgaištat jo, tuo sudėtingiau yra, bet ir dar labai priklauso nuo vaiko. Jeigu jis ten neturi kažkokių ten ryškių savybių, tai tada tas vėlavimas jis nieko tokio. Bet, pavyzdžiui, yra tam tikros savybės, kur, tarkim, galbūt vaikas turi kažkokią ten formą disleksijos, kaip pavyzdys. Ne? Tai nėra mirtina liga, tai nėra protinis atsilikimas, tai yra savybė. Arba ten kažkokie ADHD turi, ar ADD. Labai dažnai būna tėvai laiku net nepastebi šitų savybių. Tai būtent jie dėl to ir nepastebi. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs išmokintumėt vaiką skaityti 1 klasėje, jūs iškart atmetat, kad jisai turi disleksiją. Jeigu jums nepavyksta, jau iškart yra signalas, mes tiek įdėjom įdirbio, mes tiek dirbom ir su mama, su tėčiu, ar su močiute, ar su ten dėdė, teta. Ir neišeina, palauk, matyt kažkas negerai. Ir tada tu domiesies toliau, tada tu tą atrasi. Nes čia didžiausia yra problema, kad jeigu netranda tam tikrų ryškių savybių laiku, tai labai greit važiuoja nuo kalniuko ir tiesiog tu nebegali tam vaikui padėti. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu pas mane ateina 4 klasėje vaikas, kuris turi, tokią, vadinkim, tradicinę disleksiją, tai jis 4 klasėje beveik atrodo kaip jau, su protiniu atsilikimu. Nes jisai nepriima informacijos. Jeigu tu jam nepaduodi taip, kaip reikia,
Tai tas vaikas, visi kiti vaikai, jie laksto aplinkui, žiūri ten, bendrauja, o tas vaikas nepriima tos informacijos. Tai čia yra tas pats, kad jisai 4 metus būtų užrakintas kažkokiam, žinai, juodam kambariukė ir tu po 4 metų, tu tikiesi, kad jisai bus labai protingas. Iš kur? Jisai nemato, su žmonėmis bendrauja, bet, pavyzdžiui, jisai negauna žinių gatvėje eidamas, neskaito, tų afišų, žinai, kur parašyta ten, kaip aš sakau, Maxima, žinai, ar ten kažkoks pavadinimas, restoranas. Nieko to neskaito, jis tos informacijos tiesiog negauna. Ir tada jis nesivysto, o visi kiti vystos. Ir tada tu, kai lygini, pasidaro žiūrus atotrukis ir tu pradėtum tikrinti, sakytum, protiškai atsilikęs vaikas. Arba kažkoks, labai negabus. Ne? Bet iš tiesų tiesiog jam laiku nepastebėjo. Ir pastebėti žiūri sunku. Nes, ta prasme, mesgi neturim po 10 vaikų šeimoje. Tu turi 1, 2, 3 vaikus. Tai kaip aš sakau, tu turi 2 šūvius. Tu turi 1 šūvį. Tai koks tau šansas prašaut, labai didelis. Aš už metų sakė, aš galiu pasakyti, nes aš 1000 vaikų mačiau. O kaip pasakyti mamai ar tėčiui, kad, pavyzdžiui, vaikas turi kažkokią savybę? Be šansų. Tu neturi tos patirties, tu neturi. Ir jeigu padarai tuos dalykus, tai tave tiesiog tai nesustabdo, bet tave apsaugo nuo klaidų. Priverčia susimastyti, pagalvoti kažkas šiandien taip. Kiek minučių į dieną, tarkim, aišku, čia vėlgi labai individualu, bet bent jau tas minimumas, kiek reikėtų skirti mamai ar tėčiui, nežinau, ar tetai, ar močiutė, ruošiant vaiką į 1 klasę ir kaip tu minėjai, tuo pačiu ir žiūrint vaiko situaciją, vaiko savybės, į dieną minimalus laikotarpis, kiek reikėtų skirti, tarkim, skaitimas. Aišku, ir dienoje, kaip tu sakėjai, pavyzdžiui, eina vaikas ir užrašus leisti jam paskaityti, tai šiaip dienoje aš manau, kad čia privalomi tokie dalykai. Ne tai, kad privalomi, bet labai skatintume tą vaiko. Suprantami, jo. Bet kiek tai 20-30 minučių per dieną. Mes, pavyzdžiui, dabar aš irgi savo vieną, kaip sakau, asmeninį pirmokėlį išleidau, tai mes visą vasarą skaitydavom po 5 puslapius. Ir aš tada taip labai gudraudavau. Iš pradžių tie 5 puslapiai tam buvo, žinai, kaip aš sakau, 25 šriftų, žinai, tokie stambus, tada jau 22, paskui knygutes, ar ne? Jo, tiesiog knygutes, bet aš iš pradžių tai mes skaitėm tokias vaikiškas, o paskui aš tiesiog pasimdavau, žinai, knygą, kuri ten kažkokie nuotykiai, tokie, kureliai gal toks 10 metų vaikas labiau skaitytų, ne 6. Ir tiesiog po 3 puslapius skaitydom. Mechaniškai ir aš sakydavau, dabar tiesiog nebandyk suprasti, tau net nereikia. Tiesiog, žinok, dabar, yra juodas darbas. Žinau, 3 puslapiai. Aišku, mes tada turėjom skatinimo sistemą, atsirasdavo ten planšetės minutės, paskaitai, žodžiu, pas mus valiuta yra planšetės minutės. Tai po 3 puslapius, tai aišku, papykdavo, pastaugdavo, mama bloga, mama baisi, visi tradiciniai dalykai. Bet ir mokyklai dabar, auklėtų sako, labai gerai, kad, kažką gaudosi ir tai mes darydom tokius 3 puslapiai, 4 puslapiai. Iš pradžių, sakau, pradėjau nuo 5, bet ten didelių šriftų, paskui pradėjo greičiau skaityti, mažinau. Su rašymu darėm, tiesiog pasiėmiau aš tiesiog 1 klasės pratybas vienas ir mes pradėjom padaryti jas, ta prasme, pavasarį jo dar toj paruošiamoje darželio grupiai. Tai realiai labai paprastai pasiimat pirmokų pratybos, kažkokias lietuvių ar matematikos ir pradeda su vaiku daryti. Ir viskas, ir išlavina tą rankytę, pamokinat spręst ir tiesiog yra geriau. Tai tai daryti. Ir deadline'as, paskutinė riba yra rugsėjo 1 dieną, reikia skaitimą. Rašyti dar skaičiuoti ten kažkaip. Bet skaitimas tiesiog mirtinai. Būtinai. Ir aišku, emocinis pasiruošimas, emocinio intelekto lavinimas, kalbant apie tai, nes vis tiek nauja aplinka. Tai yra, taip, tai čia tu turi pakalbėti, tu turi kalbėti su vaiku, tai kas gali kalba, kas negali veda, ten galbūt gali atvesti tikrai pas psichologus, terapeutus ir vaikas tą tada gauna. Tai ir pasiruošia. Plus eigoje, tarkim, kai pradeda lankyti, irgi reikia stebėti. Kiti vaiką leidžia mokyklą ir tą pamiršta 4 metam. Tai reikia stebėti situaciją, kalbėti, visada nueiti, kiti rugsėjo 1 nenueina, arba ateina, vaikas nuėjo, aš iš tiesų net esu mačiusi situaciją, prieš porą metų reikėjo man, viena mergytė, aš ją mokinau, labai, labai mažytė, ir nuvedė ją į 5 klasę, keitėsi mokykla iš pradinės į 5, ir kažkuria ten Vilniaus progimnaziją nuvedė ją. Ir aš kažkaip ten mes susitarėm, kad aš tam rajone buvau, tai užėjau, mano vaikas dar neina į 1 klasę ir mama nenuėjo tiesiog, net į klasę nenuėjo, net su auklėtoja nepakalbėjo. Tai sako, aš lauke palauksiu prie durų.
Aš net nesupratau, kas darosi. Tai tu turi domėtis, aš nesakau, kad tu turi būti tas malūnsparnis tėvas, kur tu ten po 2 valandas ar valandą per dieną ir ten visos mokytos tave pažįsta ir tu ten jau vaikštai su bisūnu. Bet net su mokytoju nepakalbėt klasiai, net nepaklaus kaip toks, labai toks buvo kraštinis variantas, tai nustebėti tiesiog. Ir tada tu, jeigu pradės kažkas važiuoti ar mokslų prasme žemyn, ar elgesio prasme, ar kažkas, tai tu sureaguosi. Tai jūs neturite šansų upės vagą, kaip sakant, pakreipti. Ypač paauglystė, vaikai uždaresni yra, jie nieko nepapasakos per daug. Tai paskui tai ten iš vis bus blogai. Taip, jie patys nepapasakos. Taip. Tai dėl to, pavyzdžiui, aš paaugliams, kai aš turiu, pavyzdžiui, 8-tokus, ten 9-tokus, 10-tokus, tai kartais iš psichologo darbą dirbu. Aš kartais matau, kad dalį mes matematikos mokomės, o dalį tai paklausiau, kaip sekėsi kažką ir ten atsiveria Pandoros skrynios. Su visokiais, kaip sakant, atspalviais. Tai va. Svarbus dalykai iš tiesų. Ką patartum šeimoms, kurios augina daugiau negu vieną vaiką, kad ta šeima būtų kaip komanda, ypatingai broliai, seserys, kad būtų, nes vis tiek sutika ta aplinka namuose, santykiai, kurios mato vaikas namuose, visa tai irgi taip pat atsiliepia našumui mokykloje, nuotaikai, motyvacijai, viskam. Tai bent jau, aš kiek žinau, mano kol kas šeimoje taip nėra, bet aš žinau, kad būna nemažai konfliktų tarp brolių seserų, tai labai išvargina, išsunkia, nuotaika visą laiką paveikia. Kaip padaryti, kad tai būtų komanda vieni kitiems? Pavyzdžiui, pas mane vyriausias sūnus, jisai drąsiai gali padėti jaunesnei sesei, man tai yra labai gražu, kartais jis nenori jo pagalbos, bet kad pasiūlo, man jau čia yra toks, galvoju, nuostabu. Ir gal kiek ir buvo mano įdirbis, nes stengiausi visą laiką į priekį kažkaip sakyti. Kokie būtų tavo patarimai, kad tikrai šeimoje kartais kai tėvai neturi laiko, vyresni broliai prieitų prie mažesnių. Tai nėra jų pareiga, bet tai yra gražu, kai šeimoje vaikai veikia kaip komanda. Čia iš tiesų bendrai tai reikėtų suprasti tą 1, 2, 3 vaikų dinamiką. Sakykime, tradiciškai pirmas vaikas turi vienas savybės, antras turi kitas, trečias turi ten trečias. Tai reikia kažkaip padaryti, kad jie netaptų kraštutinėmis tų versijų, kaip sakant, tų versijomis. Taip. Tai pavyzdžiui, tarkim, kuo vis laik būna pirmi vaikai, tarkim, nepatenkinti, kaip aš sakau, užaugę, tai kad aš padėjau mažesnius brolius auginti, aš rūpinausi, aš viską dariau, o manim tai nelabai. Ar ne? O tarkim, tada ten, tarkim, antras brolis ar antras sesė, jau čia nesvarbu, būna dažniausiai tas, kuris laik gauna. Ir jisai tiek yra įpratęs gaut, kad jis negali duoti. Tai ir tada būna tas disbalansas. Ir tada ilgalaikiai, per tą disbalansą išsivysto tas toks, tai matai tas mano brolis, jis toks nesąžiningas. Arba, tai matai ta mano sesė, ten tokia, blogiukė, ten jinai apie save, jinai ten, tada pradeda jau ten iš jūs kalbėti, ten tu narcizė, tu ten tokia. Ir suaugę žmonės didžiuliai susipyksta ir didelės šeimos, paskui ir įmonės ir viską išdrasko ir lieka, susikalę dėl pinigų, o iš tiesų tai brolių seserų visa supranti, visa šeima, visi susirieja, išsižadėję vieni iš kitų, po, sakykime, kai jau tėvai geresnį pasaulį išeina. Ir kodėl? Nes tiesiog mes apsimetėm, kad jie visada sutars. Jie sutars tol, kol tėvai yra. Kaip tėvams reikėtų galbūt iš anksto, tie, kurie dar augina mažus vaikus, kokių galbūt patarimų galima jiems duoti? Veiksmų, kad ir netgi tą patį palikimą, kaip tu sakė, kad nebūtų ateityje tokie dalykai, kad atmestos visos vertybės. Taip. Tai pirmiausias dalykas tai kalbėti apie pinigus. Tai čia yra pirmas dalykas. Bet taip kalbėti apie pinigus, lyg tai būtų, ta prasme, jūs kalbate apie orą. Nes mes lietuviai esam traumuoti, mes dažniausiai kaip tik tas, kas svarbiausias dalykas, arba vienas iš svarbesnių, mes jos nekalbam apie tą. O nežinau, tas yra per, gal 100 mečius įaugę mūsų kultūroje ir tiesiog kažkaip apie tos pinigus kažkokia tokia tabu. Ne, reikia kalbėti, reikia nebijoti tos temos, tu nori daugiau, tu nori mažiau, gerai, ką tu nori padaryti, kad tu gautum daugiau, ką tu nori padaryti, kad pavyzdžiui, tau nesvarbu, tau gal užtenka, turėti mažą kažkokį savo kampuką ir tau viskas yra gerai. O tu ko nori, o aš, pavyzdžiui, noriu tėti ten tęsti tavo įmonę. Okei, tai kalbamės, darom.
O dažniausiai tėvai galbūt bijo to perdavimo. Pavyzdžiui, yra, tarkim, paskui, kai vyresni pas mane, kai ateina, tarkim, kai paaugliai yra, arba ten ateina koks trečias vaikas paauglys, tai, pavyzdžiui, pirmas tuo metu būna ten kokių 25 metų. Ir va tada aš pamatau, kad čia tiksinti bomba. Yra ten, pavyzdžiui, 3 broliai, aš pirmą mokinau, atsimenu charakterį, atėjo antras ir dabar trečias ateina. Ir aš jau matau, ir net yra kelis kartus, kur aš pasakius, aš sakau, žiūrėkit, jūs pradėkit spręsti tą problemą dabar, jūs kalbėkite apie palikimus, apie dalykus. Pavyzdžiui, aš sakau, tam, kuris 25, jisai dabar yra 25, jisai nori dabar, pavyzdžiui, investuoti, jisai nori daryti verslą. Tai gal jam reikėtų, pavyzdžiui, jo palikimo dalį dabar duoti? Kažkokią tai, ne viską, nes žinoma, žmogus jaunas gali klaidų padaryti, bet reikia kažką galbūt dabar duoti. Ir tada padaryti, okei, tai kai ateis antras 25, tai jis irgi kažką gaus. Reiškia, ateis trečias, jis irgi tuo metu gaus. Ir bet tai bus priešprieša tokia tarp vaikų jau, ar ne? Nu, tai jinai ir atsiranda dėl to, kad pirmas, tarkim, gauna arba labai anksti, arba kaip tik labai vėlai. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, dažniausiai tėvai duoda vienu metu visiems. Ar ne? Tai vienu metu vienam yra 30, kitam yra 25, o kitam yra 20. Ar ne? Tai reiškia, tas, kuriam yra 30, jis tai gali sakyti, nu tai palauk, kodėl jis gavo 10 metų anksčiau negu aš? Nes kai aš buvau 20, tai aš turėjau art restorane ar ten kažkokiam kitokiam, žinai, labai svarbiam, bet labai sudėtingam ir tikrai fizinių, žodžiu, didžiulių pastangų reikalaujančiam darbe. O jam dabar jisai ten kokį butą gavo, žinai. Čia tokia įdomi tema, netyčia visai nukrypom, bet manau, kad šaknis prasideda daug dar anksčiau, vaikystėje. Nuo vaikystės, tai vat ir yra. Ir kaip grįžom apie tai, kad reikėtų kalbėti apie pinigus, laisvai kalbėti taip. Kaip? Kalbėti, ta prasme, ko tu nori, ką tu nori padaryti, kiek tu nori gauti. Ir visiškai normalu, kad vaikas turi gauti už tai, ką padaro. Jeigu galit surasti. Nes jie auga su tokia mintimi, kad visiems po lygiai visada turi būti, ar ne? Taip, bet ta lygybė neįmanoma jūs padaryti. Kaip tu gali aiškinti vaikui nuo mažens? Taip, kad tu esi kitoks, tai prasme, kad jūs esate skirtingi. Vienas yra brolis, kitas yra sesė, vienas introvertas, kitas ekstravertas, kitas toks. Jie tarpusavėje nepriima skirtumų. Ar ne, kodėl aš ten dirbu tiek ir tiek mažai gaunu. Nu, tai reiks į tą atsižvelgti, reiks tą paskirstyti, reiks kažkaip apie tą pakalbėti, reikia kalbėti, ta prasme, kai jie yra maži. Tas asmeniniai žaidimai paskui. Jie asmeniniai. Ir supranti, kas yra blogiausia, yra, kad tas laikas, jisai daro tuos randus, tas žaizdas. Ir kai jau yra ten žmogui ten 25 metai, jie jau yra tiek apsirėję, arba kaip tik nesirėję, o viską viduje laikė. Na, tai jisai mintise, tas brolis, žinai, ten taip ir taip, taip ir taip. Ir viskas jau būna ten, kaip aš sakau, apipuvę. Nu, ir tada, tarkim, tėvai, žinai, išeina geresnį pasaulį kažkada. Ir viskas. Ir viskas sugriūna, tiesiog baisu išsidrasko iki ten visiškų siaubingų dalykų. Ta prasme, kur ten 3 mėnesiai iki mirties ten pakeičia testamentus. Nu, ten kosmosas. Ir jie visi tasosi teismuose ir, nu, tiesiog baisu. Tai ir aš pamatau, kad realiai čia yra, kaip sakant, 15 metų, prieš 15 metų šitą galima buvo pamatyti. Minimum. Šitą vat problemą. Ir tiesiog labai iš tiesų tolimas žvilgsnis, bet labai svarbus. Nes čia ir yra, ta prasme, aš visą laiką sakau, aš pati, nu aš tikrai nenorėčiau, kad kaip sakant, aš palikčiau vaikus ir jie visi vieni su kitu susirietų. Sakau, vat pinigų klausimas iš tiesų yra žiauriai svarbus ir kai tu apie tai pakalbė, tai pusė problemų išsisprendžia. Tu pamatai, ką žmogus galvoja ir jis turi teisę pasakyti, kad man nepatinka, man neišeina su broliu, jisai ten toks anos. Kalbam. Tada prasideda kalbėjimai už akių. Ten nuėjo tas su tuo pasišnekėjo, aš su tuo pasišnekėjau. Ir tokie gandai vaikšto ratais kvadratais. Nu, žodžiu, tiesiog labai blogai. Pavyzdžiui, labai fainas dalykas, ką kai kurios šeimos daro, tai sekmadieniais daro vakarienes. Net, pavyzdžiui, 5 žmonės susėda ir daro vakarienę. Labai geras dalykas, visi vienu metu pasikalbėti. Tiek apie malonius dalykus, bet tiek ir ne apie malonius dalykus. Jeigu psichologinė tema yra ta, kuri pas jūs žaižaruoja, kalbam apie psichologiją. Jeigu yra ta tema, kur aš jaučiuosi, ta prasme, kad aš negaunu resursų kažkokių iš tėvų ar kažkaip, arba kažkokia neteisybė, kalbamės. Labai gerai, konfliktas, prašau, ginčas, išsispręskim, pakalbėkim, suraskim kažkokį tai... Vien ta kalbos laisvė šeimoje, o neužgniaužimas viduje jau augina tokį žmogų. Taip. Ir tada tėvai, pavyzdžiui, anksti gali pastebėti, kad va, matai, tas brolis pastoviai sako, kad ten, pavyzdžiui, sesė, ten kokia nors, nu, ten, tarkim, tinginukė. Ne? Kodėl jis mano, kad tinginukė? O, tai pasirodo, kad jinai užsidarius savo kambarys, nemato, ką jinai daro.
nu, tai mes iškart galim tą problemą adresuoti, ar ne? Nes kartais būna, kad dėl tos miskomunikacijos įvyksta tie dalykai. Tai jeigu tu anksti tą išsiaiškini, tai puiku, bet tada bijom mes to konflikto, bijom to, vadinkim, karo ir gaunasi taip, kad tiesiog ten verda ugnikalnis ir jis vis tiek ant galų išsiveržia. Bet prasideda nuo to, kad tėvų asmeninis augimas čia svarbu, nes daug tėvų yra užsidarę. Taip. Jie patys dar nemoka savo jausmų išsakyti, savo vidinių. Jie net jų nemoka perskaityti ir supras sąmoningai, kad kažkas kyla viduje. Taip visgi pamatas vaikystėje tai yra tėvų augimas, darbas su savimi, tam, kad galėtume paskui geresnį pavyzdį ir kartai perduoti. Čia aišku elementaru yra, bet priminti visada svarbu tokius dalykus, kad visas pamatas visgi klojamas vaikystė, kiek svarbu truputį sustoti, grįžti, kad ir prie sekmadieninių pietų, vakarienių. Ir pasistengti, nes pradžioje gali būti nejauku, pradžioje gali būti, neįprasta pasidaryti. Be šeimos konsiūlymai labai daug rekomenduojami yra kaip viena geriausia, efektyviausia priemonių visoms problemoms. Bet jie nėra išganimas, jie nėra, kad įsivaizduot, kad yra dažnai rožinė tokia, viskas bus nuostabu. Ne. Reikia, jeigu yra kažkoks ginčas, kažkoks reikia išsakyti. Ir taip, tai bus nemalonu, tai tu žaizdą kažkokią atveri, bet nėra kito būdo, nes kitaip tik blogiau nuo to. Tai labai, labai gerai būtų. Nukrypkime dabar atgal į mokyklą ir pakalbėkime, pavyzdžiui, apie reitingus mokyklose, apie olimpiadininkus, apie tokius gražius terminus, ką tėvai dažnai sieja su labai atrodo sėkmingais žmonėm, kurie užaugs. Jeigu, tarkim, olimpiadų dalyvauja, atrodo, kad jau etikėta, kad tai labai gabus vaikas, labai sėkmingas. Arba jeigu mokykla ten, tarkim, irgi reitingus kažkokius turi, tai reiškia, joje labai daug gabių vaikų ir visi labai gerai išmoksta ir labai toks iš karto liktai prestižo klausimas. Kaip iš tikrųjų? Ar tai yra rodiklis? Reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, tarkim, reitingai, jie vertina pagrindę pagal egzaminų rezultatus. Tai reiškia, jeigu tu žiūri pagal reitingus, tai tu žiūri tik tai, kaip stipriai laužia programa toje mokykloje. Ir tikėtina, kad jie bando ir geresnius mokytojus susiranda. Bet tai yra tai vienas tas dalykas. Tai jeigu tu pagal tą renkiesi, arba tai tau yra pagrindinis dalykas, kad būtinai turi būti tas konkurencingumas, toksai aktyvumas, toksai olimpiados, tu turi vis laik siekti geriausių ir taip toliau. Tai jeigu tas yra svarbu, tai tada tu ieškai tokios mokyklos, tokios aplinkos ir ten natūraliai ir surasi tokių bendraminčių. Tai ir tada yra, kaip sakant, kaip ten sako, geriau yra būti paskutiniam iš tų geriausių, negu būti pirmam iš silpniausių. Tai tiesiog tave labiau jie ir patems, nes tu irgi stengsiesi kartu. O kaip šiuo atveju emocinė sveikata? Emocinė sveikata beveik visada nukenčia, kai tu eini labai stipriai ant konkurencijos. Ir čia priklauso dar irgi nuo žmogaus, nuo individualų žmogaus. Tai jeigu tu turi berniuką ir tu norėtum, kad jisai būtų toks, kaip aš sakau, aktyvus, vyriškas, toks charakterio tipas, tai jam yra labai sveika. Ir apskritai berniukams, sakykime, tas aktyvumas, stresas, konkurencingumas, jie tiesiog tame verda, jiem tai yra labai gerai. Mergaitėm dažniausiai tai yra labai, toks sunkus dalykas, gal net kažkiek ydingas. Arba kitokio pobūdžio berniukams, kurie gaunasi, kad laužo savęs, o iš tikrųjų jų... Jo, tokiems ramesniems galbūt irgi netiks. Jo, tai tiesiog, nebandyt irgi, turi labai matyti vaiką natūraliai, kiek jis natūraliai tą linksta ir tada į tą, ką linksta, gali dar labiau pabandyti palengti. Ir kiek atlaiko tą iš tikrųjų komforto ribose. Jo. Tai visgi siekti tikslų, tai yra nuostabu ir jeigu vaikas motyvuotas ir gali, ir jam patinka ta konkurencija, tai yra puiku. Bet dabar kitas klausimas, kaip tėvams tokie atveju taip pat, kai mato, kad motyvacija pakrenta, bet vaikas, tarkim, gali mokytis arba pritingi dabar, kaip spausti tą vaiką, tačiau neperspaudžiant, kad jis net nepajaustų, tačiau rezultatus pakelt. Nes dažniausiai tai būna toks kantrybės nėra ir dar labiau užvarai, o galiausiai nežinau, kaip tai atsisuka. Dažniausiai motyvacija krenta. Jo. Ir vyksta per negaliu, kas irgi negerai. Aš, pavyzdžiui, galiu duoti labai paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, pas mane būdavo, ateina, spaudžia vaiką, mokosi vaikas ten kokio nors, tarkim, Čiurlionio menų gimnazijoje. Tai yra labai tokia daug visko mokykla, ir bendrą jų ugdymą daro, ir tą muzikinį ir taip toliau. Ir tada ateina ir sako, aš noriu stoti į jėzuitus.
4 klasėje. Reiškia, 4-okas nori stoti 5 klasę jėzuitus. Ir žinai, ta mergaitė sako, bet mes žinokit, galim tik 18 valandą. Nu, bet geriausiai 19. Sakau, kodėl čia taip vėlai? Ir 4-okas. Oi, tai žinokit, mes šalbai nespėjom. Ir čia sako, mes galim tik antradienį, va 19 ir tada kitą dieną tai 6 vakare. Ir, žodžiu, tas vaikas yra tiek apkrautas visko, toks universalus, kad ta prasme, ir jis spaudžia, ta prasme, ten turi būti ir ten gerai, ir dar kažkokius šokius lanko, ir viską, ir tiesiog, ir aš sakau, palaukit, bet jūs suprantat, kad tam, kad jums stoti į, tarkim, jėzuitus, taigi laiko, čia reikia pasiruošti, tai tada, sakau, jūs turi kažko atsisakyti, tada mažinti. Tai, sakau, jų muzika labiau patinka, tai gal tada jūs tą mokyklinę programą kaip tik palengvinkit, ta prasme, kad galėtų vaikas koncentruotis labiau ant muzikos. Tai realiai, kai spaudi, nu, tu turi pasižiūrėti, kad vaikui turi likti laiko, nu, tiesiog atsisėsti, atsigulti, pasėdėti, jo, ir realiai žiūrėti pagal laiką. Jeigu tu tą vaiką spaudi ir jau tiesiog nebėra laiko, nu tai kas? Ir plus, jeigu tu spaudi ir jisai gali padaryti ir padaro, tai vienas dalykas, bet jeigu yra tokių, tai tu mokykis, tai tu daryk. Ir tas vaikas sako, aš pats negaliu, aš nemoku. Tai tu turi tada arba pati padedi, kaip mama ar ten tėtis, arba tada tu samdai kažką. Bet jeigu tas tavo spaudimas yra toks, nu tik dėl spaudimo. Nu, vat aš spaudžiu, nes aš noriu daug, bet aš tau pagalbos neduodu, tu kaskis pats. Ar tau čia gerai sekasi, ar blogai, čia tavo problema, čia tavo kaltė, aišku, būtinai kaltų ieškoti reikia. Ir ta prasme, ir jeigu neišeina, tai čia blogai. Tai labiau žiūrėt į laiką, tai yra, ar nebus taip, kad ta prasme tas vaikas nuo 6 ryto iki 20 valandos dienos suplanuota ir taip 6 dienas per savaitę, arba dar geriau 7. Ir kitas dalykas, ar tu nėra, kad tas tavo spaudimas toks nepamatuotas. Tai yra, kad jeigu jis vienas nepadaro, tai tu turi spaudimą duoti kartu su pagalba. Arba pats, o jeigu tu neduodi spaudimo kartu su pagalba, nu, tai jis toks bevertis, toks kažkokia nesąmonė. Tik dėl to, kad spaustų. Nu, tai vat, taip, vienas svarbiausių dalykų, tai visgi tas įsitraukimas į mokyklą, bendradarbiavimas su mokytojomis, stebėjimas bendrai situacijos, taip, kas vyksta. Sveikas stebėjimas, taip, sveikas. Būtent sveikas yra geras žodis, nes viskas turi būti neperdėtai. Nu jo, tai aš, pavyzdžiui, labai paprastai, tarkim, kraštutinė, galiu va tokią labai fainą istoriją papasakot. Kraštutinė, aš turėjau vieną mergaitę, kur buvo irgi, aš buvau įsitikinus, kad labai gabi. Čia dar seniau, gal prieš kokius 8 metus. Ir dabar jau ta mergaitė 11-okė, man atrodo. Ir gavau 4-okę, kokia gabi. Patikrinau nušakęs. Viskas gerai, vis tiek pas mane gal palankė 5 ar 6 pamokas ir, žodžiu, ir įstojo ten ir jėzuitus, viskas gerai. Ir paskui po kokių 2 ar 3 metų ateina jų pažįstami draugai. Ir sako, mes irgi norim lankyti, mes norim stoti jėzuitus, bet sako, mes ne taip, žodžiu, jau aktyviai, kaip va, ten ta mergaitė, mes jau, kaip sakant, ten tai jau labai kraštutiniai. Ir aš galvoju, kodėl kraštutiniai, aš atsimenu tą mergaitę, jo. Sako, mes va ten Maldyvose turėjom atostogas, tai, žodžiu, atostogose ant jūros kranto būtinai kiekvieną dieną turėdavo būti valanda matematika. Tai, žodžiu, net per atostogas to vaiko nepaleisdavo, būdavo valanda matematika ant jūros kranto. Tai vat, kaip pavyzdys, tai aš įsivaizduoju, kas būdavo, kai ne atostogos. Tai dabar, ten 2-3 valandos ten būdavo juodo darbo. Ir aišku, aš kaip pakankamai naivus žmogus pagalvojau, kad tai jinai gabi. Aš manau, kad jinai nei buvo gabi, nei kažkokia kvaila. Tiesiog ten buvo toks nesveikas kiekis darbo įdėta, kad natūraliai, nuostabiai viskas gavos. Tai va, ir žmonės labai dažnai žiūri tos gabius vaikus, kurie ten olimpiados ar kažką, jie nemato, kad už to slypi krūva darbo. Nes, koks vaikas tau ateis ir pasakys, ne, tai jūs žinot, iš tiesų aš kas 2 dieną su tėčiu matematiką sprendžiu. Bet tai reiškia verta tą darbą įdėti, matai? Tai verta, bet aišku, tik tai žiūri ką. Tai, pavyzdžiui, ten ta mergaitė papildomų kažkokių didelių būrelių nelankydavo. Tai ta prasme, grįžus po mokyklos spręs su tėčiu matematiką, būdavo viskas okei. Ir ten kažkokį sportuką padarė ir viskas. Bet kai ateina tokie sprendžia matematiką, dar muzikos mokyklą turi, dar sportą, aš tiesiog. Tai bet šiaip, iš kur atsiranda tie gabūs vaikai? O, jinai gabi. Pasiaiškinkim, ką jie daro. Ir tada mes pamatysim, kas yra iš tiesų. Goda, o tai tiesa ar mitas, kad lietuvių paaugliai matematikoje, kurie čia turi ganėtinai aukštą lygį, iš tikrųjų užsienyje, galima sakyti, vidutiniokai? Tai dabar, jeigu matuoja, pavyzdžiui, lietuvių visos, sakykime, valstybės lygių, tai tas lygis tikrai yra prastas ir jį nuneša žemyn regionai, kai kurie, ne visi, dėl to nesugebėjimo modernizuoti ir efektyvinti sistemos.
O tuo tarpu yra didžiulis atotrūkis kai kuriuose miestuose, kai kuriuose, kaip aš sakau, rajonuose, mokyklose, tas lygis labai yra aukštas. Tai žinoma, tie žmonės, kurie gyvena centriniuose miestuose, tai nesuprantu, tai kaip supras Lietuvoje žemas lygis, nesuprantu, mes einame į mokyklą, ten visi visai neblogai, aš mačiau programas, viskas ten gerai. Palygini, viskas gerai. O iš tiesų yra dėl to, kad yra labai daug neefektyvių visokių mažų mokyklėlių, visokių, kur ten mokytoja ateina, ten tarkim yra kaimukuose kai kuriuose, kur geografijos mokytoja mokina geografiją, chemiją, istoriją ir biologiją. Nu tai kaip jūs galite tikėtis, kad vienas žmogus bus toks universalus, kad jisai galės 4 dalykus skirtingus. Ir pažymius rašo kaip ir gerus, o paskui ateina į egzaminą. Pažymiai, pavyzdžiui, irgi geri. Kodėl jie yra geri? Nes yra paprašiau parašyti gerą pažymį, negu iš tiesų duoti kažkokį tai iššūkį ir kažkokį tai sunkumą, kad tas vaikas turėtų įveikti ir kažką išmokti. Ir, pavyzdžiui, tą pačią matematiką, mokyklai nelygu. Aš jums galiu duoti, nežinau, ten lygti su nežinomuoju, išspręsti labai tokią paprastučio lygio ir tai vadinsis lygčių sistemų arba ten lygčių sprendimas, o aš galiu tau duoti tokią lygtį, kur ten suaugę kiaurie neišspręs. Ir jos abi vadinsis lygtis. Ir dėl to atrodo, kad programa yra ta pati, bet kažkaip yra, kad ten Kaune ar ten, žinai, kokiam Pakruojyje bus skirtingas lygis ar skirtinga, realiai net skirtingai mokys, pateiks tos dalykus, nes tiesiog griebia labiau kita mokytoja ir kita mokykla, o tai yra sudėtingiau. Neperėjimas, pavyzdžiui, online, tarkim, yra kai kurios mokyklos, kurios tam tikrų mokytojų neranda, tai galėtų apjungti, pavyzdžiui, online kai kurias pamokas padaryti. Kartais net ir tai yra geriau, negu kad 4 dalykus mokintų geografijos mokytojų. Bet to irgi nedaro. Nu, tai vat ir gaunasi tada tas toksai nukritimas. Yra keli, kur varo labai gerai, tikrai važiuoja į priekį ir spurtuoja, o bendra statistika labai prasta Lietuvos. Ir kiekvienais metais valstybinės matematikos egzaminas kažkaip vis prasčiau išlaikomas yra, ar ne? Jo, dažniausiai prasčiau, va šiais metais buvo biškai geriau, bet tai čia yra statistika, tai padaryk ten kelias užduotis lengvesnes ir staiga didesnis kiekis praeis. Plus yra tokie dalykai, kur pavyzdžiui, jeigu tu tais metais, man atrodo, kai ten padarė, ten vis griežtino, bet žodžiu, tais metais, kur iš vis padarė, kad privalomas matematikos egzaminas, tai buvo tokie vaikai, kurie 2 metus 11-12 klasėje mokinosi ir galvojo, kad jie nelaikys egzamino ir tada jiems pasakė, kad jiems reikės laikyti egzaminą. Tai aišku, kad jie atėjo ant juoko. Tai natūralu, kad jie neišlaikė. Ir tada atrodo, kad sistema, žodžiu, staiga kažkaip pablogėjo. Jinai blogėja tikrai ir tas važiuoja žemyn, reikalingos didžiulės švietimo reformos, kad tiesiog masiškai tą lygį pakelt. Pavyzdžiui? Nu tai vat, pavyzdžiui, su mokyklų reforma. Tai yra, kad tu turi kai kurias arba reikia apjungti, arba reikia, pavyzdžiui, daryti online, tarkim, jeigu ateina vaikas, tarkim, užsienį yra ta praktika, kur jeigu neturi kažkokio nestandartinio dalyko, tarkim, labai sunku surasti kokį, pavyzdžiui, gerą fizikos mokytoją. Nu tikrai yra sunku. Kodėl mokykla, kuri yra kažkokiam ten rajone, turėtų apskritai galėti, nu jai sunku, reikia suprasti. Ir jinai turėtų galėti, pavyzdžiui, pasijungti 3-4 tokios mokyklos, paimti mokytoją, kur aš sakau, kur prieš teliką, ar ne, klasė atveda vaikus į klasę, kur yra televizorius, mokytojas mato vaikus, vaikai mato mokytoją, 4 mokyklos, ten po 5 vaikus, pavyzdžiui, sėdi, susidaro klasė ir tas mokytojas online mokina fiziką. Pavyzdžiui. Ir net, tai vat, užsienį yra tokia praktika, žinau, tikrai Vokietijoje kelios mokyklos tą daro, regionuose, Jungtinėse valstijose, žinau, va, tokių vat, praktikų, bet Lietuvoje, tai ten, kas ten gavo traumą nuo onlininio mokymo, kad, žodžiu, labai viskas blogai, kur irgi jie tiesiog pataikė ant kaip sakant, kažkokio silpnesnio galbūt mokytojo ir vaikui galbūt netiko tas, bet tai nėra, kad onlinis mokymas blogai. Ir aišku, dar yra tas, kad kai kurios mokyklos tiesiog reikia sistemą efektyvinti, reikia padaryti, kad galėtų tie vaikai ir kaimuose ateiti į fizinę mokyklos lokaciją, bet ta mokykla, jinai galėtų suteikti kokybišką paslaugą, o ne tik egzistuoti. Tai va, bet tą reikia sistemiškai, normaliai, tvarkingai tvarkyti, tada bus sutvarkyta. Švietimo sistema kaip atvira naujovėms? Labai sunku su naujovėms švietimo sistemai ir ne tik dėl to, kad ta valstybinė, jinai turi ateiti iš politinio lygmens, o tam reikia didžiulės politinės valios, tai yra kažkas turi eiti prieki ir būti tas vėliavnešys, o kas norės būti vėliavnešiu 4 metams,
tai tu kažką darysi, o tavo įdirbis, pavyzdžiui, yra kai kurie dalykai, kur kad juos pakeisti tau reikia 8 arba 10 metų, kad bent kažkas pajudėtų. Tai kas norės pradėti ir daryti tą juodą darbą, būti tuo blogiuku, kai tavo vaisiai matysis už 8 metų, kai kažkas kitas bus jau tam tavo politiniam ofise. Tai nieks nebeapsims tokių dalykų daryti. Ir tiesiog, nu, čia yra sakoma, kad sako, jeigu tu nori didelių pokyčių, tai turbūt didelis nugriuvimas. Tai aš manau, kad labai labai stipriai dar labiau kris. Nu ir tada vieną dieną bus, kad, kaip sakant, susideginom, nu dabar, kaip sakant, kelias tik į viršų. Nu ir tada važiuosi į viršų. Tai va, nu, bet čia visur pasaulyje ir su švietimo sistema taip yra, kad labai labai stipriai pablogėja, o tada pradeda važiuoti į viršų, nes tiesiog net nėra kito kelio. Pastebėjai, kad Lietuvoje daug iš tiesų pas mus labai IT specialistų. Jo, daug IT. Vienaragių nemažai. Su kom tai galėtų būti susiję? Tai čia yra ta vat, matematikos aukštų lygio mokymo pasiekmė. Nes tikrai yra dalis mokyklų ir dalis mokytojų ir dalis sistemos veikia tikrai nuostabiai. Ir net ir tas dalykas, kad tie tėvai, tikrai yra tų tėvų, kurie ten spaudžia tos vaikus ir išmokina tos matematikos, pakelia tą lygį tiek, kad tiesiog programavimas yra matematika. Tai natūraliai ir gaunasi, kad programuotojai, tie developeriai vadinami, jie, kaip sakant, užauga toj Lietuvoje ir procentaliai gaunasi, kad tokiai nedideliai šaliai tų vienaragių tenka visai daug. Nes tiesiog matematikos ne visas lygis visos šalies, bet, sakykime, imkim ten, pavyzdžiui, top 20%. Tai mūsų top 20% yra labai stiprus. Labai stiprus, išneša visas per lenteles. Jeigu mes paimtume statistiškai, tai toj vietoj yra tas pakilimas. Ir tada natūraliai ir gaunasi, kad nu, tu gerai moki matematiką, tai nu, tu eini į IT sektorių, nes tau išeina padaryti tos algoritmus, tau išeina juos suprasti. Kitas dalykas, dar matematika, yra skirtumas, tu mokaisi matematiką dėl matematikos, ar tu mokaisi matematikos ir moki dar pritaikyti gyvenimą versle, dėl verslų. Jo. Kaip reikėtų, nežinau, kaip tėvai turi pamatyti, ar vaikas matematiką gerus pažymius gauna dėl to, kad šiaip tiesiog labai stropus yra, ar dėl to, kad jis turi analitinį mąstymą ir supranta, kad ta matematika palengvina šiaip ir gyvenime labai labai bus lengva tos įgūdžius pritaikyti. Nu čia pamatyti gal sunku, labiau yra. Kaip vyksta tas skirtumas toks, kad, nu, pavyzdžiui, aš labai labai gerai mokėjau matematiką tikrai mokykloje, tai buvo vienas mėgstamiausių mano dalykų, bet, tarkime, pritaikyti gyvenime, versle, tarkim, man gaunasi ganėtinai sudėtingai. Nors nesuprantu ir egzaminą nuostabiausiai išlaikiau. Jo, nu čia reikia žiūrėti. Kur buvo mano spraga? Aš tai sakyčiau, kad tiek mokykla, jinai turėjo duoti tą tokį ir praktinį aspektą, bet šiaip seniau, sakykime, buvo, nu, sakykime, tie žmonės, kurie ten apie 90, sakykime, mokykloje mokėsi, ten imkim ten tos 15 metų, tai tenai ėjo labai daug tokios teorijos ir niekada nebuvo surišamos su praktika. Paskui tą mes išmokom, tą pramokom, tada supratom, kad nereikia, kad tu vis laik būtum tas, žinai, užsidarę savo kambarėlyje ir tik tai toks moksliukas, bet kad tau reikia šiek tiek ir kitų savybių. Ir tai vat tiem žmonėm tikrai buvo sunkiau, tai galbūt ir pati pakliuvai, žinai, kad tiesiog daugiau išmokino matematiką, tu kai taip, daryk taip, kai taip, bet daryk labai taip. Lengvai man gavosi, tikrai lengvai, pastangų jokių, iš viso. Aš galėjau per pertrauką viską padaryti, galėjau ore tiesiog. Geras. O galiausiai, šiuo metu, su skaičiais sudėtingai draugauju, kažkaip buhalteriniai momentai ir taip toliau, man atrodo, aš noriu tik tai nusisukti kitą pusę. Tai reiškia, gyvenimiško nėra prieimo. Jo, nėra to gyvenimiško ir nemokino ir neskatino ir galbūt nedavė tų pavyzdžių, nes aš ir vaikam, pavyzdžiui, ta pati, tarkim, kombinatorika, statistika, dažniausiai vaikai jos nemėgsta ir taip toliau. Man gavosi taip, kad aš net pradėjau, tai mano mėgstamiausias sritis pasidarė, nes man praktinius padavė, sako, žinai, kas yra kombinatorika, tai draudimas, tu apdraudi kitų žmonių įvykius, tu gali apdrausti nelaimės, tu gali žinoti, kiek bus nelaimių ir iš to tu gali
verslą daryti, bet tu turi paskaičiuoti, kiek bus tų nelaimė. Tu turi ir aš net 10-okam, 9-okam, kuriuos aš mokinu, ten tarkim tos kombinatorikos, aš ne tik kombinatorikos išmokinu, tos tokios, kai taip, ten ta, bet taip pat žiūrėk, tu įsivaizduok dabar, jeigu tu darytum, įsivaizduok, tu reiktų atidaryti draudimo įmonę. Ir nėra jokiam vadovėlį šito parašyta, ta prasme. Aš duodu iš savo tiesiog tokio supratimo apie pasaulį, kad kaip tu tą gali pritaikyti. Ir jiem tada pradeda susijungti. Vizualizuoti pradeda. Pradeda sujungti, kaip šita teorija veikia šitoj praktikoje. Tai va, ir tada, matai, to ir per egzaminus nėra. Bet dėl to, pavyzdžiui, tarkim, jeigu tu sakai, tau labai gerai sekėsi matematika, tai galimai, kad, žinai, teorijos prašė per pamoką, teorijos prašė egzamine. Viskas yra gerai. Tai tu tą teoriją supratai. O kaip ją surišti su realybė, tos jungties nieks nepadarė. Bet kadangi jos ir nereikėjo prieš egzaminą, tai tau ir neužkliuvo, kaip pavyzdys. O paskui, galbūt, jeigu būtum ten, tarkim, pasukus ten į tiksliuosius, tai kažkada būtų išlindę, žinai, vis tiek, kad tu turi tą sujungti. Tai kai kur daro tą sujungimą universitete, bet labai daug Lietuvoje universitete man taip ir nepadaro. gavosi, nes aš su to savo gerų rezultatų visgi pasukau kardinaliai kitų kelių. Taip. Aš nuėjau į teisę, man reikėjo į tiksliuosius mokslus, o ten jau viską ir atvertų man. Matyt, taip ir galbūt jo, bet ir būna Lietuvoje, ir kai kurie universitetai netveria, toliau važiuoja ten tą teoriją ir kiti būna baigę ir tą tradicinį klausimą, tai kur aš panaudosiu tą matematiką. Jeigu tau kyla toks klausimas, tai tave labai blogai mokė matematikos. Jeigu tau kyla toks klausimas, kur tu panaudosi matematiką? Ir universitete. Tiek mokyklų, tiek universitete. Jeigu tau kyla toks klausimas, kur tu panaudosi, reiškia, tave visiškai nei tą pusę mokinu. Tu matei tik teoriją, tik sausą, kažkieno jau išvesta, sukramtyta ir tau paduota, kad važiuok, iškalk šitą taisyklę ir pritaikyk čia, iškalk šitą taisyklę, pritaikyk čia. Būk gamykloje, žinai, kažkoks ten robotukas, ten bum, darai ten kažkokias, žinai, vinukus. Tai ir dėl to kyla toks klausimas, nes pritaikymo, nežinau, visur, bet turi kažkas duotų praktinių pavyzdžių. Ir net ir dabar, pavyzdžiui, vadovėlės jau po truputį įdeda. Aš jau matau, pavyzdžiui, duoda jau ten kažkokios kopečios, kažkokios lipa. Kombinatorikos aš dar nesu mačius realistiškų uždavinio. Nei vadovėlį nėra tokio, kur, pavyzdžiui, kaip aš galėčiau uždirbti iš kombinatorikos, kur aš ją panaudosiu gyvenime. Gerai, čia kažkokius mokinius, pavyzdžiui, uždaviniai kombinatorikos, iki dabar juokingi. Išrink klasės seniūną ir išrink klasės pavaduotoją, 2 žmonės iš 30 vaikų, kiek tu turi variacijų, kiek būdų išrinkti, ir kada aš panaudosiu šitą. Ir vaikam neįmanoma suprasti šito dalyko. O jeigu, pavyzdžiui, tu jiems galų gale, tarkim, duotum, kad ir tą labai nepopuliarią temą ir politiškai labai užkurtą, tai yra kazino. Tarsi, jeigu jie skaičiuotų ir suprastų, kaip veikia kazino, kažkokiu lengvu lygiu. Tai pirmas dalykas, tarsi, jie gautų tos praktikos. Antras dalykas, jie labai gerai suprastų, kaip veikia sistema. Ir jie neturėtų, tarkim, tą, kaip pasakyti, tą tokį, kaip resistance, angliškai labai geras žodis. Atsparumą turėtų, ta prasme, kažkokiams ir galbūt neigiamoms įtakoms. Nes jie suprastų, kaip tas veikia. O kai tu nesupranti, kaip tas veikia, tu pamatai, kad kartais pavyksta, kartais ne. Ir tu tada galvoji, kad čia yra kažkokia tai auksinė piliulė. O iš tiesų tau reikėjo tiesiog suprasti. Ir va tas nekalbėjimas, nepaaiškinimas ir nepasidomėjimas, jisai automatiškai padaro, kad va tada jie ir važiuoja. Ir, pavyzdžiui, ten su tais lošimais, kur turi problemų, tikrai yra tokių lietuvaičių. Tai irgi, tikrai galim buvo to išvengti, jeigu nors vieną uždavinį matematikos būtų gavęs apie kazino. Kažkokį lošimą, nebūtinai kazino, aš jau čia tokia labai politiškai užkurtą temą miniu, bet jisai suprastų, kaip veikia. Tai tada net jeigu jis reitų ir ten naudotųsi, tai viskas gerai, tik galima su saiku tą daryti. O tada atsiranda tokie, kurie galvoja, kad jie gali iš to gyventi. Ar ten, žinai, uždirbti ilgalaikiai. Negalima, nes yra statistika. Ilgalaikiai tu neuždirbsi. Taškas. Viskas. Bet kai tau pasakė, kad ilgalaikiai tu neuždirbsi kažkokią čia godą, tai tau nesvarbu. O jeigu tu suprastum tą, kad nes taip, padaugini ir ir viskas. Ir tu daugink, tu pakeisi matematiką, nepakeisi. Tai veiktų visiškai kitaip. Geriau negu bet kokie ten aiškinimai, mokymai, pamokslavimai. Visiškai. Na ir dabar mes taip kylam šiek tiek įvairias temas palėtėm. Palieskim kažkiek 12-okus. Tavo 3 top patarimai 12-okams, kurie žino, kad jų laukia labai rimti metai ir rimti sprendimai. Taip pat, kokias knygas rekomenduotum skaityti 12-okams, sakykime, ne tai, kas liečia mokyklinę programą, bet matyti tai, kas galėtų padėti jiems
to pereinamojo laikotarpio, kai baigėsi mokykla, stojamieji, prasideda savarankiškas gyvenimas iš dalies. Tai knygos, tai 12-okams tikriausiai bus labai panašios, kurios būtų ir tėvam, ir suaugusiem. Bet aš noriu vieną dalyką atkreipti, kad vis tiek geriausia knyga yra ta bus, kurią pats pasirinksi pagal savo tą sritį, kurią tu domiesi. Tai jeigu tu jauti, kad tau ten chemija labai patinka, tai tikėtina, kad tau reikia medicinos, chemijos, visokias tokias knygas skaityti. Bet apie gyvenimiškas, pavyzdžiui, tikrai, tarkim, mano gyvenimą ir aš vaikams visą laiką sakau, skaitykit kažką, kas jums padės atlikti sprendimus, kai jūs neturit patirties. Nes kai tu esi 12-okas, kai tu esi 11-okas, tu darysi didelius sprendimus, bet tu neturi žalio supratimo, kaip daryti. Tai nėra, kad tu darai 10 kartų, tu neturi tos patirties. Tai tu turi pagalvoti, kur aš galiu gauti tą patirtį, kad tai man padėtų atlikti sprendimą, kuo labiau informuotą. Ir iš tiesų aš net ankstesniau, aš net sakyčiau 11-okam ar 10-okam skaityti, pavyzdžiui, tokias knygas kaip, tarkim, yra derybų, labai gera knyga mano visiškai gyvenimą pakeitusi, Never Split the Difference. Tai yra lietuvių kalba? Dabar aš galvoju, ir yra, man atrodo, gal ir yra, reiktų paieškoti. Bet tai yra apie derybas, apie tai, kaip reikia kalbėti ir susikalbėti, nes iš tiesų jums to labai reikės vaikams, ta prasme, ir universitete, ir iš tiesų suaugusiems darbe. Tai Never Split the Difference tikrai nuostabi knyga. Paskui yra Peter Thiel, yra toksai iš PayPal mafijos, jisai yra parašęs, dabar aš galvoju, man atrodo, From Zero to Hero. Žinai, irgi nežinau, ar bus, bet visi skaito angliškai, aš manau, kas tikrai domisi, nes tikrai gera literatūra yra. Tėvam irgi lygiai taip pat. Paskaitykit šitas knygas. Jeigu ne jūs galėsit patart savo, vaikams, tai savo panaudosit darbe. Paskui, ir tada galbūt kažkokias psichologinės knygas, aš sakyčiau, pasiimti kažkokią tai, kur tu tiesiog pažintum save, pažintum kitus. Nes savęs pažinimas padės labai gerai pasirinkti dalyką. Tas asmeninis augimas. Jo, nes kai tu nežinai, kas tu esi, aš visą laiką sakau, jeigu tu esi, tarkim, gyvūnas, esi žirafa, geriausia, ką tu gali padaryti, tai skaityti knygas apie žirafas. Nes tu tada pritaikysi, tau tada bus naudinga. Ir kvailiausia, ką tu gali padaryti, tai skaityti knygas apie begemotus, nes tu dabar sukoji, kad tu būsi begemotus, nes tau labai gražus begemotai. Tai čia yra, pažinimas savęs, draugystė su savimi pradžioje, pasitikėjimo ugdymas. Tai tiesiog, pripažinti, tai kad pripažinti, bet tiesiog kokios yra tavo savybės, jas matyti, teigiamas ir neigiamas, ir tiesiog nebandyti jų pakeisti, o išmokti su jomis gyventi. Taip. Nes, sakau, ir stiprinti. Stiprinti, jo, ir pamatyti jas. Nes kai tu pats matai, tai tu ramiai gali ir pasakyti, aš lėtas, aš nepadarysiu. Ir ko jūs norit iš manęs? Sugebėt tai pasakyti. Arba aš esu greita, aš nemoku lėtai kalbėti. Aš atsiprašau, nemoku. Aš tiesiog man eina kaip supranti patrankus. Ir ką? Ir tu, kai tame atsisėdi ir taip tiesiog nurimsti, tada tu ir sprendimus geresnius darai ir tada tu matai, kur tau reikia krypties, tave nenumuš kažkas, nepasakys, kad žinai, dabar yra mada, ten, nežinau, vadyba ir varai vadyba, tiesių taikymų. Tai taip niekada nedarysi, nes tu matai, kad, pavyzdžiui, man tinka tas. Ir 3 patarimai, bendrai 3 patarimai tėvams, vaikams, kad tas mokslo kelias būtų lengvesnis, gal nelengvesnis, galbūt naudingesnis, našesnis, sakykime taip. Jo, toksai kokybiškesnis. Tai 3 patarimai ir jie bus labai skirtingo amžiuje, skirtingame amžiuje, ką reikia padaryti. Tai pirmas dalykas, kai vaikui yra 4-5 klasė, tikrai pasimokinkit ir pavarykit, ta prasme, turi būti kiauri 10-tukai. Jeigu nėra kiaurų 10-tukų, tikrai nėra nei vienos pradinės mokyklos Lietuvoje, kur yra visiškai neįmanomai sunki ir taip toliau. Tai tiesiog turbūt kiauri 10-tukai 4 klasė. Nesvarbu, ką jūs darote, ar jūs ten stojat kažkur ar nestojat. Ir tai, ką investuosit į vaiką, kai jam yra 10 metų, tai bus didžiausias atsiperkamumas, kokį jūs tai galite sugalvoti ir koks tai gali nutikti. Tai čia vienas patarimas. Antras patarimas yra pradėkit galvoti apie universitetus anksčiau negu 12 klasiai ar 11. Tai yra labai svarbu. Nebūtinai, kad tu jau iškart matysi, ta prasme, kokią kryptį, bet maždaug ta prasme, kokio lygio tas universitetas bus. Nes jeigu tu galvoji apie kažkokį ten, tarkim, vidutinį, ten, tarkim, psichologiją, ar ten kažkokia tai tokia šiltas humanitarinės sritis, vidutiniškas universitetas kažkoks. Vidutiniškai žinomas, tai čia būtų visi Lietuvos universitetai.
Yra vienas kelias. Ir vieni žingsniai, kuriuos tu turi padaryti. Kitas kelias, jeigu tu žiūri, esi ten aktyvus ir tu, pavyzdžiui, susigalvoji, kad tau reikia važiuoti į Princeton. Nu tiesiog, aš sugalvoju, dabar aš esu šeštokas, arba su tėvais pasikalbėjau, man Princetonas. Tai tas kelias, jisai turi būti labai anksti nustatomas. Ta prasme, kad tu maždaug suktum į tą kryptį, nes ateina 11 arba 10, nu tai aš noriu to ir to, aš sakau, vaikeli, jau šaukštai po pietų, nes tu be mokyklos turėjai dar krūvą dalykų daryti. Tu nesuplanavai, sako, tai ką, taigi čia 12 klasė. Tai žodžiu, mano patarimas būtų, kad jūsų nepasitiktų netikėtai 12 klasė ir 11. Ir apie universitetus nereikia perspaust, bet galvoti reikia, aš sakyčiau, vėliausias laikas, kada bent jau grubi kryptis turi būti ir 8 klasė. Kaip pavyzdį duosiu top kažkokių, sakykime, aktyvių tėvų ir šeimos, kurios labai apie savo vaikų ateitį jiems yra tai didelis prioritetas. Pavyzdys būtų, nežinau, Britų karališkoji šeima. Tai prasme, Britų karališkoji šeima žinoma, kad žino 4 metų, kuriais tas vaikas ir ką mokinsis, bet kiti, sakykime, galbūt aukštuomenės žmonės, tai 10 metų yra irgi ta riba, kai ties 10 metų jie užrašo ten, kur reikia ir maždaug yra aišku, kad ten yra, 3 variantai. Ir tarp tų 3 variantų mes laviruojam, o ne 1000 variantų. Patiems reikėtų domėtis, ar patys domisi tėvai, ar eina į konsultacijas? Tai jie dažniausiai pradeda domėtis 10 klasė. Tai 10 klasė jau ten būna iš viso absoliuti riba, labai, labai mažas, o 11 tai tiesiog per vėlu. Nebeatsuksi traukinio į tą pusę. Bet jeigu iš anksto, tarkim, ruoštis, tai reikėtų rinktis informaciją. Tiesiog pradėti bendrai domėtis, bendraudami su vaiku, kurios stipresnės savės, su mokytojomis matyti, ar ne? Jo, bendrai domėtis apie tas mokyklas. Yra kelios įmonės, universitetus mokyklas, yra kelios įmonės, kurios, aš žinau, Lietuvoje užsiima tuo. Viena, žinau, kur daro tik tai stojimam, nustato tau kryptį visiems Princetonam, Yale'am, Harvardam ir taip toliau. Ir tau tiesiog pasako, maždaug tu turi padaryti A, B, C, D, E, F iki tol, kol tu būsi 10 klasės gegužė. Iki tol, kol tu neteisi iki gegužės 10 klasiai. Tu turi padaryti šitus žingsnius. Taip. Ir tada tau bus atviras kelias. Tu vis dar gali susigadinti, bet tu neužsidarys. O yra tokios, kur šiaip padeda į Europos stot. Tai yra konkrečios įmonės, kurios tau rašo motyvacinius, pasako, ateini konsultaciją, apie 3 valandas tau išaiškina, kaip tau reikia daryti. Tai tiesiog apie tą pagalvoti anksčiau, jeigu apskritai galvoti. Nes dažniausiai ateina ir tu sakai, viską šaukštai po pietų. Ta prasme, tu atgal nebeatsuks. Tai čia antras patarimas yra. O tada trečias patarimas, tai pasikartosiu, ta prasme, savęs pažinimas ir tėvai tai turi tiesiog savo psichologiją ir savo tą emocinį intelektą ugdyti ir automatiškai jūs vaikuose matysit, galėsit juos nukreipti, padėti ir sveikai spausti, sveikai jiems padėti pasiekti savo potencialą ir būti sėkmingais žmonėmis, ką jie pasirinktų. Ir paskutinis klausimas, kuris kyla beklausant tavęs apie šiuolaikinį jaunimą ir vaikus, tai yra kompiuteriniai žaidimai. Kokia tavo būtų rekomendacija, kaip reikėtų tą laiką dozuoti? Tokį žodį parinksiu. Ar reikėtų skatinti, ar tai turi būti tik savaitgalinė pramoga, ar tai gali būti kaip nuopelnas, kaip apdovanojimas, tik tai už kažkokį ten, nežinau, ar pažymį geresnį, ar ciklą mokymosi laikotarpį kažkokį sėkmingesnį. Bendrai apie tą screen time, kurį mes iš tiesų turim, iš tiesų vaikam beveik visiems reikia tą pastoviai dozuoti, nes tai yra tiesiog baisu. Tai ir dideliem, ir mažiem, tai pirmiausia, kad nebūtų, kad iš tos valandos, kurią vaikas skiria, visą tą valandą sėdi trumpieji, tai yra ar ten šortai, tie, kur 30 sekundžių, ar ten 20 sekundžių. Tai jie yra patys baisiausi, jie net vaiką, kuris beveik neturi ADHD, gali jam išvystyti ADHD, nes jis tiesiog įpranta tokiais mažais feedais primti informaciją. Tai tiesiog, pavyzdžiui, aš tai savo mažiuką, tai kad ir kaip keistai skambėtų, aš priverčiu jį žiūrėti pilnametražius filmus po, pavyzdžiui, 1,5 valandos. Ir jisai net iš pradžių tai net nesusikoncentruodavo, tai mes ėjome į kino teatrą. Tam vien dėl to ir tikrai kelis kartus jiem, kur tiesiog tamsuoja atsisėdi ir ten turi sėdėti 2 valandas. Ir tau žiūri filmą ir tu neišjungsi, nepagarsinsi, nenušoks dėmesys ant kito filmo, tu dabar esi tam filme. Nes dėmesys yra didžiulė, kaip bėda ir paskui
patys nebesusipranta, ką nori daryti, pradeda šokinėti nuo būrelių, veiklų ir taip toliau. Tai aš noriu futbolo, tai aš noriu krepšinio, tai aš noriu šachmatų, tai to, o gal iš vis 4 būrelius vienu metu. Tas atsiranda iš tiesiog to įpratimo staigiai visur šokinėti. Ir tiesiog ribot būtent tuos trumpametražius, tos 20 sekundžių, 30 sekundžių, net serialai iki 20 minučių, tie vaikiški, irgi aš sakyčiau, kad yra įdingi. Nes kiti tą screen time riboja, bet dar screen time'u nelygų. Tai va, ir gali, aišku, idealiu atveju, tai filmus būtinai angliškai ir būtinai su angliškai subtitrais. Tai jūs tiesiog gaunat nemokamą anglų kalbos mokytoją namuose. Tai čia tiesiog, kodėl neturėti nemokamos anglų kalbos mokytojos namuose. Goda, ačiū tau labai. Aš manau, kad buvo labai daug vertingų tokių įžvalgų ir kiekvienas besiklausantis, kuris augina vaikus, tikrai suras tą dalį, kuri būtent jam surezonuos ir bus naudinga. Tai tikiuosi tikrai, kad bus naudinga. Aš kartais sakau, aš būčiau norėjus, kad mano mamai kas nors būtų, nors kažką patarė iš patarimų, tai galbūt man labiau būtų padėjus, galbūt ta kelionė būtų bus tokia biškelį, kaip aš sakau, su mažiau duobių, su mažiau nukritimų. Tikrai jų būtų buvę, nes be duobių ir be nukritimų mes neišmokstam. Kažkiek jų reikia, bet tiesiog ta kelionė būtų buvus lengvesnė. Tai... Bet labai svarbu, kad galim kalbėti ir kažką galėsim pasiekti dabar šito pokalbio. Keist galėsim. Taip. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau, Viktorija. Iki.